Sveiki sugrįžę. Šiandien turim sekmadienį, oras, sakykime, ne iš pačių geriausių, bet nusprendžiau, kad pagaliau reikėtų nebemarinuoti šito žvėrio garaže arba parodose. Tai šiandien važiuojame Kačerginę į šėryklą pas Davensus. Vyksta tiesiog paprasta treniruotė, tai nuvažiuosim, pasibandysim, pasidžiaugsim, aišku, orus žada nelabai gerus, turėsim lietaus, tai truputį baisu dėl pusišių, bet reikia tikėtis, kad viskas bus gerai. Viskas kaip ir paruošta, galima sėst ir važiuoti. Susimatom ten. Nu ką, mes Kačerginiai pasiruošę, išsidėlioję. Tiek inspekcija praeita, jokių problemų neturėjom. Tai lieka tik tai persimest galinius ratukus, nes su šitais tiesiog atvažiavom. Turiu pasiėmęs Falkenų, 4 padangos. Aišku, vėl ta pati nesąmonė, kad 2 lietnikus tik tai turiu. Nespėjau susiderinti daugiau ratlankių, tai tiesiog reikės va tuos biškį, kur ten pamontuot. Jeigu nebus montažkės vietoj, tai važiuosim per pietus iki garažo, persimontuosim patys. Ir klausimas, kiek čia dar tų padangų sueis, nes kol kas lietus vis dar pareina. O dabar ką, keičiam ratukus, varom protestuoti. Nu, situacija pakankamai liūdna. Pasidarėm realiai 5 važiavimus ir ties tuo. Ta prasme, šiaip iš variklio pusės viskas, poga pupa ledas. Tik tai padangos, labai nuvylė padangos. Priekis pašildžius dar truputėlį kimba, bandyt dar slėgį mestis, nors ir taip 2 barai, tai iki 1,5. Galas, Falkenai, tiesiog veltui išmesti pinigai, nes tikėjausi, kad tikrai daugiau pagyvens, bet realiai 5 važiavimai ir ne dėl kilovatų. Realiai padangos kaip ir nėra senos, taip jos nėra naujos, bet taip žiūrint, nuėjom gabalais ir viskas. Tai pradeda šiplyt, tai mes varom greit iki garažo, persimontuojam padangas, susišersim turbūt ir gatvinės ir bandysiu dar susieškoti, nes kitaip čia be šansų. Pačiu laiku, aišku, kai jau nebeturim ant ko važiuoti. Tai susimontavom padangėlės, dabar kaip ir pietų laikas, bet pašnekėjau su organizatoriais, labai draugiški, leidžia išvažiuoti prasitestuoti. Pasidarysim porą ratų, žiūrėsim kaip kibs ant šlapio. Į galą dabar susipučiam 1,5 baro. Aišku, tie patys Falkenai, tai reikia žiūrėti, kad neperkaistų. Kas gausis gal.
Nu ką, ant šlapio prasivažiavom, realiai iš karto kita situacija. Ta prasme, situacija kita, kad padangos išgyveno, nes dabar gal buvo 3, man rodos, važiavimai. Tai padangos vietoj, aišku, sunku truputėlį valdyti. Priekį irgi visgi prasišoviau labai smarkiai. Tai dažnu atveju tiesiog pradeda tempti priekį. Galas irgi, ta prasme, 1,5 baro, bet vis tiek nekimba, nežinau. Bandyti mestis iki baro ir taip tikėtis išspaust kažko. Nežinau. Kompresoriuką turim. Galima po to vis tiek bus iki 1,5 tikrai dapus. Tai gal būtų verta pabandyti. O dabar tiesiog papietaujam. Ištuštinam kečkeną. Truputį prigaudėm dalykų. Ir važiuosim toliau. Taip, ką čia ir pasakyti, ant šlapio važiuojasi, turim labai nedaug sukibimo, tai truputį reikia atsargiai. Ten kažkuriam iš pirmų važiavimų tai ir bulvės nuėjom. Bet kaip ir viskas gerai, ta prasme, jokių didesnių žalų neturim. Aišku, pasisaugau, bet kol kas viskas normaliai. Norėtųsi tai, kad gal biškį labiau kiptų, bet, pats kaltas, kad pasiėmiau tokias padangas. Tai nedidelė pertraukėlė ir važiuosim dar pasivažinėti.
Nu va, dabar jau sakyčiau, kad pavažiavom, išėjo ir pavaldyti labiau. Truputį padžiuvo trasa, tai ir tas sukvimas savotiškai, aišku, gerėja. Realiai su gazu labai žaidimas, nes pagrindinis gazo maigavimas dabar yra dar prieš užpučiant turbai. Tai labai, ta prasme, reikia žaisti ir po truputuką kažkas gaunasi. Tai padangų dar turim, kažkodėl šitos dvi gyvena žymiai ilgiau, padaryta daugiau ranų. Aišku, pirmieji važiavimai buvo pilnai ant šlapio, tai gal, ant šlapio sakau, ant sauso, tai gal kaip ir nėra ko stebėtis. Bet jeigu šitas dabar pratems dar visą dieną, tai bus neblogai, nes čia jau kaip ir po 3 liktais, tai nebedaug laiko liko. Iš variklio pusės viskas puikiai sklandžiai, temperatūros, ogytė. Tai minutės pertraukėlė ir lekiam toliau. Taip žiūrint, tai priekinės irgi aišku valgosi, bet bent jau nesigavaluoja. O atėjus pažiūrėti galinės, tai mes vis dar turim mėsytės. Ir kol kas bent jau nėra panašu, kad jos bandytų atitrūkti, kas labai smagu. Tai manau, kad dar turim kelis važiavimus. Jeigu ir pradės sausėt, aišku, debesėlių dar ateina. Bet jo, kaip ir viskas normaliai. Minusas tik tai rasoja langai. Kai važiavome į Vilnius Auto Show, langų rasojimą sprendžiau su skutimosi putom. Realiai išsipurški visą stiklą, išsimazoji. Truputuką kaip ir liesi vaizdas, bet nėra tragedijos, galima važiuoti. Dabar buvo momentas, kad vėl pradėjo rasoti, nepasiėmus sojim putų, tiesiog kažkaip galvojau, kad kadangi matos dar visas tas apsinešimas, kad to užteks. Bet kaip ir nelabai, tai grįžtam, truputį išsivedinam viską ir vėl galima važiuoti. Tai realiai, kol nėra pačio lietaus, tai viskas kaip ir gerai. Niekas nerasoja ir jokių problemų neturim. Tai lekiam atgal į trasą turbūt.
Nu ir ką, paturėjom visai geresnių važiavimų. Realiai suvažiuotas pirmas mano pornis su šitą mašiną. Aišku, kiek tą galima vadinti porniu. Mane čia įsino žmogutis labai puikiai su Kem 6. Aš iš tikrųjų pabijojau labai lyst arti ir kažkaip vien dėl to buvo labai prasti pasistatymai. Bet jo, bendroji sumoje viskas faina, viskas išeina. Ir šitų padangų vis dar turim, tiek, kad matau, kairė leidžia. Tai trauksim šarano kompresoriuką. Reikės dasipūst, nes jau prieš tai, kai išvažiavau, buvo vienas baras. Bet jo, ant vieno baro visai smagiai važiuojasi, nenusimontavo. Tai ir to sukibimo jaučiasi daugiau, dabar jau galima ją ir pavaldyti. Tai iš tos pusės bent jau viskas kaip ir faina. Jo, profesionali mūsų įranga, mūsų šaranas. Realiai iš pačios mašinos pusės nieko nesiskundžiu. Nu, kaip sakiau, padangos, aišku, pats kaltas, bet iš variklio pusės, iš valdymo, dar nepamenu, neminėjau, turbūt į priekį susidėjau šakės poliuretaną. Kadangi vis tiek turėjau, tai dingo problema, kad dešinys ratas tiesiog ant didesnio kampo pradėdavo vibruoti. Tai labai tas gelbėja, stovi, viskas valdosi kaip priklauso. Temperatūros vis dar laikosi pasakiškai, tai vėlgi, nežinau, ar per video sakiau ar ne, buvo nuėjus vandens pompa. Tai pasikeitus tą pačią vandens pompą, drąsiai, ta prasme, 8-6 laipsnius laikom, čia jungus galinį ventiliatorių, tai kaip ir nėra kuo skūstis, viskas veikia kuo puikiausiai. Dar gal porą važiavimų pasidarysim ir spėju, kad treniruotė jau bus į pabaigą. Gerai, gal visgi ir turiu kuo skūstis, nebeveikia valytuvai. Nežinau kodėl, bet sugalvojo tiesiog nebeveikti. Pradžioj simptomas buvo, kad jie valė tiesiog nejungti be mygtuko. Atjungiau vieną laiduką iš fiškės ir jie vis tiek valo. Kažką užtrumpinom ir dabar vaizdas toks. Matomumas aišku prastas, bet kažkas gavos. Nu ir ką, šiandien mūsų treniruotė baigta, judėsim atgal, jau viskas susipakavę. Vis tiek dar savo eigą reikia parvažiuoti, o kai nebeveikia valytuvai, tai vis tiek bus šiokia tokia užduotėlė. Aišku, vis tiek važiuojam su palyda, tai viskas kaip ir normaliai. Iš tikrųjų diena užskaityta, kad ir buvo pikta iš tikrųjų dėl tų pirmų padangų, bet nuvažiavam, persimontavom, viskas kuo puikiausiai. Šitos atlaikė ir dar net nėra prasmės jas keisti, kad parvažiuot. Tiesiog ant lietaus nesinori. Stosim gal, nors lietaus mažėja, tai turbūt reikėtų kūro čia užsipilt, kad po to nebūtų virvė. O šiaip tai ačiū Bevens komandai, kad priėmė, kad leidžia sudalyvauti. Pasistengsim galbūt dažniau atvažiuoti. Nes visgi ištastavom, kad išeina važiuoti ir ant lietaus. Dabar tik reikia prasitikrinti važiuoklę, prasižiūrėti, ar nieks neatsilaisvino, kaip priekį poliuretanas laikosi. Porą dalykėlių ant variklio vėl norėčiau pasidaryti. Tiesiog, kad būtų ramiau, saugiau ir galėsim grįžti dar smarkiau. Tai kol kas ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim kitam videokė ir iki sekančių.